Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas su aplinkos ministerijos specialistais aptarė darnaus būsto ir energijos efektyvumo didinimo pastatuose problemas, bei svarstė, kaip paskatinti gyventojus aktyviau įgyvendinti vadinamąją pasyvaus namo idėją. Komiteto pirmininko teigimu, pasyvus namas tai pastatas sunaudojantis itin mažai energijos, kuri reikalinga patalpų šildymui, mažiau nei 15 kWh už kvadratinį metrą per metus. Tuo metu, kai Lietuvoje vidutinės energijos sąnaudos šiuo metu yra apie 170 kWh. Pagal pasyvaus namo reikalavimus pastatytame objekte galima sutaupyti iki 80% šilumos energijos. Tai esą pasiekiama įgyvendinus itin aukštos kokybės pastatų apšiltinimo vėdinimo priemonės. Daugiau orientuojamasi į natūralias medžiagas, į vietinės medžiagas ir šiuo atveju kaip etalonas, sakykime, pasyvaus namo, individualaus pasyvaus namo, tai aš matyčiau šiaudinį namą ir jų jau Lietuvoje, sakau, yra nemažai pastatyta ir man teko būti juose. Jis iš tikrųjų suteikia labai didelį jaukumą, kadangi natūralios medžiagos sugeria jos, sakykime, kvapus ir panašiai. Tu esi tokiam natūraliam name, kuris maloniai tave nuteikia. Tai vienas iš variantų. Na, o jeigu kalbėsime apie daugiabučius, tai taip, aišku, naudojamos konstrukcijos arba medinės arba betoninės ir jos, sakykime, apšiltinamos tom pačiom tradiciniam medžiagom. Viena kolona vidury namo, čia konstrukcijos ir antrame aukšte miegamieji. O čia perdangos pagal sienas yra tarpiukas paliktas. Komiteto pirmininko nuomonė, Lietuva siekdama taupyti energiją turėtų ieškoti finansinių ir administracinių galimybių remti darnaus būsto standartus atitinkančių namų statybą arba jau pastatytų namų modernizavimą. Pasyvaus namo, sakykime, įgyvendimas Lietuvoje būtų labai prasmingas keleriopai ir, sakykime, ir socialinė prasme, kadangi žmonės mažiau išleistų pinigų, ekonominė prasme, kad valstybė reikėtų mažiau importuoti šiuo atveju išteklių, jeigu kalbėtume apie importuojamus. Na ir globalinė prasme, kaip minėjau, kad mažiau klimatą šiltume. Kartu su specialistais komitetas planuoja artimiausiu metu išnagrinėti teisės aktų pakeitimo, papildymo bei naujų parengimo galimybės, išanalizuoti architektūrinės, urbanistinės, finansinės pasyvaus namo įgyvendinimo priemonės, išsiaiškinti, kokios yra valstybės ir savivaldybių finansinės galimybės skatinti statyti pasyviuosius namus, pasidomėti galimybę panaudoti ES lėšas darnaus būsto rėmimui. Reikėtų, kad žmogus gyventų norintis taip gyventi, nes mados diktuoja vieną, o čia yra visai kitas dalykas. Ir, sakykime, dabartinis jaunimas, kuris mėgsta vaikščioti plikomis bambomis, tai gal jų tas namas ir nelabai domina. Jam svarbiausia, kad būtų šilta ir nesvarbu jam, iš kur ta šiluma ateina. Tai pasyviam name reikia mokėti ir gyventi, reikia taupyti, reikia duris užsidaryti, reikia nenaudoti, sakykime, tradicinių vėdinimo būdų, o naudoti kitas rekuperacinės sistemas. Ir iš tikrųjų mes dar paprašėme, kad būtų padaryta apklausa, ar yra Lietuvoje norinčių taip gyventi. Jeigu bus taip norinčių gyventi, tai manau, kad mes ir sukursime sistemą, kad žmonės galės pasistatyti tos pasyviuosius namus. Kad būtų įsitikinta praktinė tokių būstų nauda, pasinaudojus kitų valstybių Austrijos, Vokietijos, Švedijos patirtimi, planuojama įgyvendinti demonstracinį projektą, pastatant keletą pastatų pagal pasyvaus namo standartus.